Sveiki! Kaip kovoti su raukšlėmis ir su suglebusia paakių zona? Žinoma, tas varnos kojelės mes puikiai galim koreguoti botulino toksino injekcijomis. Žinoma, neužeinam žemiau, ypač pas tas moteris, kurios yra linkusios į paakių patinimus. Be galo nuostabus dalykas tai yra polineoklidų kursas, kuris būtent tvirtina paakių zoną, mažina raukšlės, stimuliuoja kolageno sintezę, tai yra naujo kolageno atsiradimą. Jeigu botulino toksinas pas jūs visiškai nelaiko, mes šitas raukšlės galime užpildyti super soft užpildu būtent belotero. Na ir žinoma, jeigu esat jaunesnės, mes galime atlikti revitalizantų injekciją būtent akių zonoje, apatinių vokų, virštinių vokų, ir kaip žinot, tokia Venecijos kaukės būdu. Bet tai tiks būtent žmonėms, kurie yra nelinkę į būtent paakių patinimus. Nes kaip žinote, visuose revitalizantuose yra hialurono rūgštis, šito yra iš tikrųjų be galo nedidelė koncentracija, todėl su kitais revitalizantais, sakyčiau, galima iššaukti dar didesnius maišelius ir kapšelius. Taigi, kaip žinot, mūsų akis tai sielos atvaizdas ir kada jos atrodo jaunai ir žmogus pats atrodo žymiai jauniau. Na, o jeigu pas jūs yra stipriai užkritę vokai ar tikrai labai dideli maišeliai, suglebimai paakiuose, tai tikrai neleiskit pinigų visiems šitom procedūrom, o pirmoji pasidarykit blefaroplastiką ar virštinių ar apatinių vokų, o tada palaikymui puikiai jums tiks polineoklidai.